Samsung Watch 8, naujos kartos laikrodžiai ir visiškai naujos kartos išvaizda. Pažiūrėję į šį laikrodį tikrai nesupainiosim su jokiu buvusiu modeliu. Jis atrodo kitaip ir ne tik todėl, kad turi apvalų ekraną šiek tiek stačiakampiame korpuse, tačiau jis yra gerokai plonesnis. Watch 8 paprastas yra net 11% plonesnis. Visi laikrodžiai gavo naujo tipo apyrankės tvirtinimą ir jų kampas taip pasikeitė, jog jis daug geriau prisispaudžia prie rankos. Čia beje mano rankose Watch 8 Classic, jisai nuo Watch 8 skiriasi tuo, jog turi tą mieląjį Samsungo valdymo ratelį, tokį įprastą gerbėjams, ir šiais metais gavo greito programėlių paleidimo mygtuką, kuris iki šiol buvo tik Ultra modelyje, su kuriuo galima iškviesti vieną pasirinktą programėlę, kuri labiausiai patinka. Ekranas yra gerokai šviesesnis nei buvo anksčiau, dabar siekia 3000 nitų, tad net geroj saulės šviesoj laikrodį tikrai matysime. Na, visa kita yra jau programinės įrangos galimybės. Pirmiausia, sveikatingumo funkcijos. Laikrodis gavo papildomą vaskuliarinės sveikatos matavimo funkciją, tai kraujagyslių sveikatos. Dauguma sveikatos matavimo funkcijų dabar veikia fone. Mums nerodo duomenų į akis. Čia tiek ir pats atspėk, ką tai reiškia. Programėlė Samsung Health pati kaupia po truputį tos duomenys miegant, kaupia kaip mes gyvename, kaupia kaip mes elgiamės ir iš jų darydama išvadas pasako, kas yra mūsų organizmui, kas yra gerai ir ką mes turėtumėm daryti, kad būtų geriau. Miegais matau automatiškai, beje, kaip ir jau buvo anksčiau, ten ir labai daug galimybių. Aišku, matuoja ir kraujospūdį, ir kardiogramą gali piešti ir pulsą ir pateikia pranešimus bei įspėjimus, jeigu kažkas yra ne taip. Čia yra sveikatingumo dalykai. Kitas dalykas yra sporto funkcijos, kurių taip pat atsirado naujų. Viena iš tokių naujovių yra bėgimo trenerio funkcija. Reikia bėgioti 12 minučių, kad jisai įrašytų mūsų bėgimo manierą bei kaip mes tai sugebam daryti ir tada jau pateiktų patarimus, ką reikia daryti, kaip reikia bėgioti, kaip kojasi, kaip judėti ir visus kitus dalykus. Labai naudingas dalykas, pirmiausia, norint sutaupyti nesamdant trenerio bėgimo. Na ir kaipgi be jo, laikrodžiai aišku jau gavo dirbtinį intelektą. Tas pats Geminajus veikia ir čia. Tuoj pažiūrėsim, kaip jisai tai daro. Gerai. Reikia palaikyti jungimo mygtuką. Ar dirbtinis intelektas jau veikia Samsung Watch 8 kartos laikrodžiuose? Taip, dirbtinis intelektas jau veikia Samsung Galaxy Watch 8 serijos laikrodžiuose. Taigi, galite įsigyti dviejų dydžių Watch 8 su 40 ir 44 mm ekranu, galima įsigyti vieno dydžio Watch 8 Classic su 40 mm ekranu ir taip pat yra atnaujintas Ultra modelis, kuris gavo daugiau atminties ir naują spalvą. Ir svarbiausia, kad visus juos tikrai galite įsigyti Tele2 salonuose arba Tele2 internete. Nueikite, užsisakykite.